Kodėl lėtinių kepenų susirgimų skaičius Lietuvoje vis auga? Man kaip visuomenės sveikatos specialistai svarbu atsakyti į klausimus, kas sukelia šias problemas bei kaip to būtų galima išvengti. Todėl į svečius pasikviečiau docentę, gydytoją, gastroenterologę Godą Sadauskaitę, kuri padės atsakyti į šiuos klausimus apie kepenų sveikatą. Todėl kviečiu jūs pasiklausyti įdomaus ir išsamaus pokalbio su gydytoja. Na tai daktarė, sakykit, kaip dažnai kreipiasi pacientai dėl kepenų ligų? Kasdien. Aš dirbu Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikos ir kiekvieną dieną į konsultacijų polikliniką, kurioje konsultuoju, kreipiasi pacientai dėl pačių įvairiausių virškinimo trakto sutrikimų ir dalis jų kreipiasi dėl kepenų ligų. Jeigu mes diagnozuojame kepenų ligą, tai labai dažnai tenka girdėti tokį klausimą, bet kaip čia gali būti, daktarė, nes alkoholio tai aš negeriu arba ten nepiknaudžiauju alkoholiu. Tai noriu pasakyti, kad alkoholis tai yra tik viena iš priežasčių pažeidžiančių kepenis, bet labai dažnai kepenys nukenčia ir dėl kitų priežasčių. Labai dažnai yra diagnozuojama suriebėjusių kepenų liga. Vėlgi, kepenys gali suriebėti dėl to, kad yra vartojamas alkoholis, dėl to, kad yra koks C virusinis hepatitas, dėl įvairių vaistų vartojimo, gali būti įvairios lėtinės kepenų ligos, bet gali ir nei vieno iš mano minėto faktoriaus nebūti, nepaisant to, žmogui yra diagnozuojama suriebėjusių kepenų liga. Ir tai net turi tokį terminą - nealkoholinė suriebėjusi kepenų liga, pažymint tai, kad jo suriebėja ne dėl alkoholio vartojimo tam pacientui. Vėlgi, kalbant apie terminologiją, yra svarbu pažymėti, kad pastaruoju metu yra įvedamas toks ir naujai skambantis terminas su metaboliniu sindromu susijusi su riebėjusių kepenų liga, atkreipiant dėmesį į tai, kad kepenų suriebėjimą didžia dalimi sąlygoja metabolinis sindromas. Taigi, kuo skiriasi šios dvi diagnozės? Tai jeigu mes sakom, kad tai yra nealkoholinė suriebėjusių kepenų liga, tai mes pasakome, kad ne alkoholis yra to suriebėjimo priežastimi, o jeigu mes įvardėme, kad tai yra metabolinio sindromo sąlygota suriebėjusių kepenų liga, tai į šį terminą tada įeina ir tie pacientai, kurie vartoja alkoholį. Iš tiesų, abstinentų visuomenėje nėra daug ir žmonės vartoja alkoholį, koks yra priimtinas kiekis kepenim, bet jeigu mes jau kalbam apie kepenų suriebėjimą, laikoma, kad saugios alkoholio dozės nėra. Ir ypač jeigu tai yra labiau išreikšta kepenų fibrozė, tai yra antro laipsnio fibrozė, laikoma, kad jau nuo tos stadijos yra primygtinai rekomenduojama visai nevartoti alkoholio, nes tai gali paskatinti lėtinės kepenų ligos vystymasi. Jeigu kalbant aplamai apie lėtinės kepenų ligas, tai bet kurios priežasties sukelta lėtinė kepenų liga, ji gali vystytis iki kepenų cirozės. Ar dėl B, C viruso, dėl pačios įvairiausios priežastis gali sukelti lėtinės kepenų ligas ir tikrai nebūtinai alkoholis. Kepenų suriebėjimas taip pat gali būti kepenų cirozės išsivystymo priežastimi. Kodėl taip atsitinka? Kepenis, kaip ir kiekvienas organas, jeigu jis yra žeidžiamas vieno ar kito faktoriaus, jis įjungia savo gynybinius mechanizmus ir uždegimas yra vienas iš tų gynybinių mechanizmų. Esant uždegimui,
jeigu tas žalojantis faktorius jau nebeveikia, tai atsistato audinys, šiuo atveju kepenų audinys, bet jeigu tas uždegimas užsitęsia, jis tampa lėtiniu, tai atsistatymas vyksta, bet jis vyksta nebepilnai ir nebe iki normalaus audinio. Ir tuomet tas audinys po truputėlį randėja. Cirozė tai irgi yra surandėjimas, tam tikro laipsnio surandėjimas. Jeigu mes kalbam apie nulinę fibrozę, tai jos nėra. Kepenų audinys yra elastingas. Taip, o kodėl aš paminėjau antro laipsnio fibrozę, tai antro laipsnio fibrozė tai reiškia, kad jau to randinio audinio yra susidarę didesnis kiekis. Ir jeigu tai yra trečio laipsnio fibrozė, tai jau yra dar didesnis kiekis, tokie kaip tiltai jungiamojo audinio pradeda formuotis, tokie tiltai, randai. Ir jeigu ketvirto laipsnio, tai jau yra tiek daug randinio audinio, kad tai visiškai sutrikdo kepenų kraujotaką ir kaip organas jis pradeda nebepilnai funkcionuoti. Ir faktiškai tik tai toj stadijoje žmonės dažnai ir pajaučia simptomus. Ir tai ne visada, nes pati ta kepenų cirozė jinai gali būti kompensuota. Tai reiškia, kad yra daug to randinio audinio, nepaisant to kepenų audinys dar susitvarko su savo funkcija. Ir žmogus irgi gali nejausti simptomų arba jausti tik labai nespecifinius simptomus. Ir tik tada, kada yra kepenų cirozė jau dekompensacijos stadija, tai bet tada žmogui ten pradeda didėti pilvo apimtis, todėl kad kaupiasi skysčiai, pradeda tinti kojos, gali atsirasti akių sklerose gelta ir gali kraujavimas tada būti iš virškinimo trakto dėl tos dekompensuotos kepenų ligos. Ir tokius pokyčius gali sukelti ir kepenų suriebėjimas, kuris pradžioje atrodo toks nekaltas dalykas. Daktare, dar sakykit, o kokie yra kepenų suriebėjimo simptomai? Kaip žmogus gali pajausti galbūt tą kepenų suriebėjimą? Dažniausiai žmonės nejaučia nieko, jie nejaučia skausmą. Skausmas paprastai atveda žmogų pas gydytoją, bet kepenys yra, kaip sakoma, kantrus organas. Kodėl taip yra sakoma, neturi nervinių receptorių. Jos yra tik tais kepenų kapsuliai, todėl kepenis skauda tada, kada ta kapsulė yra dirginama. Ir jeigu kepenys yra padidėję, dažnai būna jos padidėję dėl suriebėjimo. Ir jeigu ta kapsulė yra dirginama, taip, tada gali būti toks maudimas. Žmogus sako, jaučiu, kad kažkas įdėta ten, kur kepenis. Tai gali būti toks labai nespecifinis simptomas. Vėlgi kepenis yra labai tokia didelė organizmo laboratorija, ten yra kaupiamos energetinės įvairios atsargos ir būtent nuo kepenų veiklos priklauso didžia dalimi ir ta energijos apykaita, metabolizmo procesai. Taigi, jeigu kepenų veikla tampa nepilnavertė, žmogus gali imti jausti tokį nuovargį, apsnūdimą, energijos stoką, bet tai irgi yra labai nespecifiniai simptomai, jie gali būti prie begalės kitų priežasčių. Taigi, kai yra kepenų suriebėjimas, apibendrinčiau, dažniausiai jokių simptomų nebūna, o jeigu ir būna, jie būna nespecifiniai. Vėlgi, tai nenoriu čia taip labai nugąsdinti, todėl kad tikrai ne visiems žmonėms kepenų suriebėjimas baigsis kepenų cirozė. Čia labai priklauso ir nuo to, kaip intensyviai vyksta uždegimas esant kepenų suriebėjimui. Gali būti tiesiog padidėjęs riebalų kiekis kepenyse ir viskas, bet kepenys tai toleruoja, uždegimas nevyksta ir tai gali būti tiesiog metų metais. Ir tai toksai tarsi ilgas procesas. Ilgas procesas, netgi be ženklios neigiamos dinamikos. Bet jeigu
vyksta kepenų uždegimas, pagal anglišką terminologiją NASH, non-alcoholic steatohepatitis, steatohepatitas, reiškia riebalinio audinio kepenyse sąlygotas uždegimas. Tai vat jeigu yra uždegimas, tai tada jau yra didesnė tikimybė, kad ta fibrozė vystytis ir progresuos. Jeigu taip statistiškai žiūrėti, čia žinot, irgi statistika jį galioja didelėm imtim, bet individualiai gali labai skirtis, bet jeigu statistiškai žiūrėti, tai jeigu nėra kepenyse uždegimo, o yra tik tai kepenų suriebėjimas, tai laikoma, kad tie fibrozės laipsniai didėja po 1 per 14 metų, o gal ir dar rečiau. Bet jeigu yra uždegimas kepenyse, tai laikoma, kad tie fibrozės laipsniai didėja ženkliai greičiau, maždaug kas 7 metus. Bet tai irgi labai toks vidutinis terminas ir tai gali būti sąlygota ir kitų faktorių. Pavyzdžiui, ar žmogus turi antsvorio ar neturi. Ir tai irgi yra labai svarbu vertinti. Mes kalbam apie metabolinį sindromą. Tai kas yra tas metabolinis sindromas? Aš tik norėjau jūsų klausti, nes metabolinis sindromas, mes galim ar ne kažkaip įsivaizduoti, bet ten yra netgi simptomai atskiri, ar ne? Pats žodis metabolinis, pagal medicininį terminą, tai yra medžiagų apykaita. Tai yra medžiagų apykaitos sutrikimai. Jie gali būti patys įvairiausi, bet kurios medžiagos apykaita gali būti sutrikusi organizme. Bet toks sąlyginis susitarimas, kad mes kalbame čia labiausiai apie angliavandenių ir riebalų apykaitos sutrikimus. Jau tą disbalansą. Taip, tai jeigu yra per didelis perteklius organizme, arba riebalų, arba angliavandenių, tai tas perteklius kažkur tai turi dėtis. Ir tas perteklius, dalis jo atsideda kepenyse. Ir matot, kepenys taip, jos yra pritaikytos laikyti atsargas daugiau angliavandenių. Gliukozės atsargos, tada, kada jas reikia panaudoti, jos nepanaudotos yra glikogeno pavidalo, kada jas reikia panaudoti, kepenis tuo pasirūpinama ir iš glikogeno atlaisvinama gliukozė. Tačiau jos yra nepritaikytos deponuoti riebalų atsargom. Ir yra paskaičiuota, kad riebalų kepenyse normai būna nedaugiau negu 5%. Jeigu daugiau negu 5% kepenų ląstelių yra prifarširuotos riebalais, daugiau negu 5%, tai mes jau kalbame apie patologinį procesą, mes kalbame apie suriebėjusių kepenų ligą. Ir tas riebalinis audinys kepenyse, jisai ne tai, kad savo ten sėdi ir viskas, jisai trukdo funkcionuoti kepenų ląstelėm. Ir už tai ir vystosi uždegimas. Taigi, riebalinio audinio kepenyse perteklius gali sąlygoti kepenyse esantį uždegimą. Ir kartais žmonės klausia, ar man užtenka nevartoti ten riebaus maisto. Tai be abejo, riebalų kiekį tokiu atveju reikia mažinti. O yra skirtumas tarp riebalų? Yra skirtumas, aš tą ir paminėsiu, bet turiu akcentuoti, kad mažinti reikėtų ne tik riebalų kiekį, bet ir angliavandenių kiekį. Žmonės dažnai pamiršta. Ką pamiršta? Todėl, kad angliavandenių perteklius irgi kepenyse atsideda riebalų pavidalu. Ir kai žmonės sako, kad aš ir taip ten vienu oru gyvas ir taip jau ten nieko per daug nevartoju, tada pasižiūrėkime svorį. Ir yra tokie irgi parametrai. Kas yra normalus svoris? Tai kūno masės indeksas iki 25. Jeigu nuo 25 iki 30 yra antsvoris ir jeigu nuo 30 gm ir daugiau yra jau nutukimas. Antra, kartais tai nėra iki galo tikslus rodiklis,
Pavyzdžiui, galima net ir nesiruošiant grožio konkursui pamatuoti liemens apimtį. Tai irgi yra labai svarbu. Ir jeigu moterim yra daugiau negu 88 cm, o vyram daugiau negu 104 cm, tai irgi jau yra įtarimas, kad tai... Tarsi tokia indikacija. Tokia kaip ir taip. Kodėl yra būtent apie liemenį svarbu matuoti, dar yra aišku svarbu ir liemens klubų santykis, nes žmonės nevienodo ūgio, nevienodo sudėjimo, bet čia norima pabrėžti, kad yra labai svarbu atkreipti dėmesį į obuolinio tipo nutukimą, kada riebalai kaupiasi apie pilvo srityje ir laikoma, kad esant tokiam nutukimui yra žymiai didesnė rizika, tai yra nepalankesnis nutukimo tipas, nes laikoma pavojingiausias todėl, kad būtent tokio tipo nutukimas yra kaip rizikos faktorius, papildomas rizikos faktorius kepenų suriebėjimui ir tam vadinamam riebalinės kilmės uždegimui. Todėl, kad manoma, kad jie yra reaktyvesni tokie riebalai, o tie, kurie yra paodyje, tie, kurie yra apie ten klubus, tose sritise žemiau, taip vadinamas kriaušinio tipo nutukimas, tai geriau būtų, kad jo nebūtų, bet tai nėra tiek pavojinga, kiek kad to obuolinio tipo nutukimas. Savo ruožtu tai labai labai glaudžiai siejasi su kraujo sudėties pakitimais. Ten daugiau būna lipidų, ypač to blogojo cholesterolio, trigliceridų. Tenai būna daugiau gliukozės, kyla kraujospūdis. Tai šitie parametrai - lipidų apykaitos sutrikimas, angliavandenių apykaitos sutrikimas, padidėjęs arterinis kraujo spaudimas, obuolinio tipo nutukimas, cukrinis diabetas, šitie parametrai jie ir atspindi, ar žmogus turi metabolinį sindromą ar ne. Tai praktiškai galima netgi jau savikontroliai, netgi galima atkreipti dėmesį į kūno masės indeksą ar ne, metabolinį sindromą. Jeigu kraujo spaudimas pakinta jau, tai yra tokios indikacijos, kad galbūt reikėtų kreiptis į gydytoją. Nes paminėjot kelis dalykus, kad ar ne, kaip ir kepenų suriebėjimas skamba bauginančiai ir aš manau, kad tikrai žmonių nemažai išsigąsta. Bet iš kitos pusės paminėjot, kad kepenys gali regeneruoti. Tai iš tikrųjų dabar kaip tam žmogui išvengti tų ligų, galbūt jis gali imtis kažkokių priemonių, jeigu jis jau indikuoja, kad galbūt aš rizikos tos faktorius galbūt vieną ar kelis įžvelgiu, nes vis dėlto tos kepenys ilgą laiką apie save nesako ir tų specifinių simptomų nėra. Tai galbūt kažkaip tas pacientas gali imtis kažkokių tai priemonių išvengti kepenų suriebėjimo. Aš nebe reikalo pokalbio pradžioje labai išsamei stengiausi papasakoti apie tuos faktorius, kas veikia žalojančiai kepenis, todėl kad būtent nuo tų faktorių vengimo ir koregavimo ir prasideda gydymas suriebėjusių kepenų ligos. Taigi, pavyzdžiui, jeigu žmogui yra kepenų suriebėjimas, klausia, kokią dabar čia jam tabletę išgerti, tai visų pirma, peržiūrėkim priežastis, kurios gali sąlygoti tą kepenų suriebėjimą. Kaip minėjau, alkoholis. Visų pirma, tada atsisakyti alkoholio. O daktarė, kažkiek, tai bent ar vieną taurelę galima vartoti? Galit, bet jūs klauskit šito ne manęs, o savo kepenų, kaip jos toleruos. Už tai visgi abstinencija būtų pirmas toks gydymo etapas. Tiesiog atsisakyti alkoholio. Tada toliau žiūrim. Antra, valgymas. Nes čia yra labai paprasta aritmetika. Kiek kalorijų gaunu ir kiek kalorijų išeikvoju. Ir šia prasme valgymas ir fizinė veikla. Ir vėlgi labai konkretus turėtų būti rezultatai. Yra vėlgi statistiškai paskaičiuota, kad jeigu yra viršsvoris ir jeigu yra kepenų suriebėjimas, reikia bent 5 procentus svorio savo numesti, kad to suriebėjimo
pasidarytų mažiau, reikia bent 7 procentus svorio numesti, kad pradėtų koreguotis uždegiminiai procesai kepenyse mažėti ir reikia numesti bent 10 procentų, o dažnai ir daugiau, tam, kad pradėtų fibrozė atsistatinėti, nes tam tikrą prasme tai yra grįžtamas procesas. Aišku, ne tada, kada jau yra užsisenėjusi cirozė, bet fibrozė dar irgi tikrai nėra nuosprendis, ypač 1-2 stadijos. Tai dabar kokius klausėte, kaip maitintis, tai reikėtų visų pirma irgi labai paprastai vengti pridėtinio cukraus. Todėl irgi galbūt čia nerealus toks patarimas, bet maistą gaminti namie, kiek tai yra įmanoma, todėl kad ten mes matom, ką sudedam. Tad jeigu mes perkam, aš vėlgi ne prieš tai, kad žmonės apsiperka parduotuvėse, bet mes ten negalim matyti, kiek yra cukraus jau įdėta į duoną, kiek yra cukraus įdėta į atrodytų pačius nekalčiausius produktus, bet ten, kur galim, kur matom, vengti pridėtinio cukraus. Tas cukraus, kuris yra natūraliai gamtiniuose produktuose, vaisiuose, daržovėse, grūdinėse kultūrose taip pat, bet ten kartu yra su skaidulom, ten jis yra savose biosistemose ir pasisavinamas jis yra visai kitaip. Toliau paprastas irgi dalykas vengti gyvulinės kilmės riebalų pertekliaus. Kažkiek, taip, bet mažiau vartoti mėsos, ypač riebios mėsos, mažiau vartoti riebių pieno produktų, kad būtų daugiau augaliniai riebalai, sveiki aliejai, ten ar alyvuogių aliejus, ar kokie tai lietuviškų augalų aliejai, nerafinuoti. Daugiau vaisių, daržovių valgyti. Toks sveikas, šviežias maistas. Tai yra labai paprasta pasakyti, bet deja ne visada paprasta padaryti. Taip. Vėlgi, labai norėčiau atkreipti dėmesį, kad labai daug cukraus, to pridėtinio fruktozės pavidalu yra saldžiuosiuose gėrimuose. Tai jų vengti, o sotieji riebalai, kurie irgi labiau predisponuoja tą kepenų riebėjimo procesą, tai jų yra daugiau mėsoje, ypač riebioje mėsoje, riebiuose pieno produktuose. Taip pat palmių aliejus, taip pat kokosų aliejus. Nereiškia, kad to nevartoti visiškai, tačiau riboti kiekius. Ir turėtų vyrauti visgi augalinis maistas. Ko gero teko girdėti apie taip vadinamą viduržemio dietą, viduržemio jūros dietą. Čia kai kada tenka išgirsti, kad čia nelietuviška kalba eina ne apie tai, kad ten kai kurių produktų gal pas mus ir sunkiau gauti, kaip tokių vynuogių, bet ir tai auginam. Čia norim atkreipti dėmesį į tai, kad tenai žmonės valgo daugiau, pagal klimatinės sąlygas, daugiau šviežių vaisių, daržovių, pilnagrūdžių maisto produktų, nerafinuoto aliejaus. Tai yra tokia sveika mityba, tai yra labai svarbu atkreipti dėmesį. Tačiau vien koreguoti mitybą nepakanka, labai yra svarbu fizinis krūvis. Čia tiesiog be fizinio krūvio mes irgi nieko nepadarysim. Tai yra gydymo dalis. Tai yra šiuo atveju subalansuota mityba ir pakankamas fizinis krūvis yra kaip receptūra. Gydytojai galėtų išrašyti receptus. Tai būtų gerai. Tai dabar koks tas receptas būtų dėl fizinio krūvio, taip yra paskaičiuota, kad fizinio krūvio turėtų būti minimum per savaitę, jeigu skaičiuojant, maždaug 150-300 minučių. Bet vėlgi krūvis krūvių nelygų. Ir man labai patiko vienos rekomendacijos 23 metų viename iš straipsnių rastos, kur labai konkrečiai pasako, kad reiškia,
jeigu mes išdalinsim tą 150-300 minučių savaitai, per dieną bus maždaug 20-40 minučių, bet tai turėtų būti toks krūvis, aerobinis krūvis, tai yra ten bėgiojimas, šokinėjimas, toks dinaminis krūvis, toks, kad sunku būtų pradėjus kalbėti, pabaigti sakinį. Labai gerai. Ir gali būti didesnis krūvis, kada tiek apkrauni savo organizmą, kad ten koks intensyvus bėgimas, kad tu aplamai negali to sakinio ištarti. Ir to užtektų tada 75-150 minučių per savaitę, tai būtų maždaug 10-20 minučių per dieną. Bet kaip ir visur, aš sakyčiau, reikalingas saikas, čia vis tiek žmogus turi įvertinti, kokia jo yra širdies kraujagyslių būklė. Visada visoje medicinoje galioja visų pirma principas svarbiausia nepakenkti ir svarbus saikas. Tai, sakyčiau, apibendrinant tą fizinį krūvį, turėtų būti vidutinis žmogui malonus krūvis, bet turėtų būti toks aerobinis krūvis, judėjimas turėtų būti su tokio ir raumenų įdarbinimu, dalis pratimu. Ir tai, racionalu būtų bent pusvalandis per dieną. Ir turėtų matytis rezultatas, turėtų kristi kūno masė. Vėlgi, jinai neturėtų kristi pernelyg greitai, nes kūnas irgi tai reaguoja kaip į stresą. Beje, ilgalaikis badavimas irgi gali sąlygoti kepenų suriebėjimą, tą reikia turėti omeny. Protarpinis badavimas, kai ten 15 valandų nevalgoma, tai taip, bet tikrai neilgalaikis. Taigi, liesėti žmogus turėtų maždaug po pusę kilogramo, nedaugiau kilogramų per savaitę. Vėlgi tai priklauso nuo viršsvorio dydžio. Taip, individualiai. Taip, labai individualiai. Ir yra labai svarbu tai, kad tai būtų žmogui tokie išsikelti uždaviniai realūs, kad jisai gali, kaip sakyt, kaip trumpų distancijų bėgikas. Čia aš per mėnesį numečiau svorį, bet paskui žiūrėk, per artimus 2-3 mėnesius priaugau dvigubai tiek, nes staigus svorio metimas irgi yra kūnui stresas ir jis į tai reaguoja kaip į tai, kad tas badas kūnui, tai galbūt to maisto nebus ir ateityje ir jis vėlgi tada pradeda pertekliniai kauptis atsargas savo. Tai čia visur reikalingas saikas ir laikas. Dar norėčiau grįžti prie tos diagnostikos, ar ne? Dažnai pacientai bijo kreiptis pas gydytoją, jeigu tai uždelsta stadija ir ilgą galbūt laiką žmogus nesikreipia pas gydytoją. Kas yra svarbiausia, šeimos gydytojo praktikoje, gastroenterologo praktikoje, ko tas pacientas galėtų tikėtis atėjęs į kabinetą? Aš į tą klausimą atsakyčiau taip, kad kada galima būtų įtarti, kad kepenys suriebėja, tai tada, kada yra tie mano minėti rizikos faktoriai, metabolinis sindromas, tai tikslinga būtų padaryti pilvo organų echoskopiją ir padaryti kepenų fermentus. Kepenų fermentai nelabai tiksliai, bet dalinai atspindi, ar kepenyse vyksta uždegimas, jeigu jie padidėja, ar tas uždegimas nevyksta, bet vėlgi pasikartosiu, tai yra toks orientacinis dydis, nes tiksliausiai tiek kepenų uždegimą, tiek kepenų fibrozės laipsnį parodo kepenų biopsija, tada, kada yra įduriama į kepenis ir paimamas kepenų gabaliukas ištyrimui. Tačiau nei pas mus, nei bet kur pasaulyje tai nėra pirmo pasirinkimo tyrimas, tai yra tam tikra intervencinė procedūra ir dėl to klinikinėje, kasdieninėje praktikoje yra atliekami tokie paprastesni, prieinamesni, neintervenciniai tyrimai, kurie daugmaž suorientuoja tą rizikos laipsnį. Ir jeigu kepenų fermentai yra normalūs, tai nėra 100% toks užtikrinimas, kad tikrai kepenyse uždegimas nevyksta, bet galimai nevyksta. Ir jeigu tie kepenų fermentai yra padidėję,
tai greičiausiai tas uždegimas kepenyse vyksta. Vėlgi tai dar kartą noriu atkreipti dėmesį tai, kad tada, kada yra padidėję kepenų fermentai, tai dar jokių būdų neparodo, kad tai yra fibrozė. Tai yra tiesiog parodo, tai tiesiog parodo kepenų uždegimą, kuris yra banguojantis procesas ir paprastai esant kepenų suriebėjimui ir būna tie kepenų fermentai padidėja, mažėja, didėja, mažėja, toks banguojantis procesas. Tai jie gali labai dažnai vyrauti, pavyzdžiui, priklauso nuo mano gyvensenos, jeigu... Be abejo, tas vat ir yra labai svarbu, kad pavyzdžiui, jeigu ten pacientas ir vartos kokias tai kepenų ląsteles apsaugančias priemonės, bet nemažint savo svorio pertekliaus, nekeis savo ydingo gyvenimo būdo, čia vien vaistai nepadės. Čia bet yra tokia liga ir tokia situacija, kada, sakyčiau, pagrindinis rezultatas priklauso nuo paties paciento. Mes kaip gydytojai žymiai mažiau galim įtakoti. Tai yra labai labai svarbu. Tai kalbant apie kepenų fermentus, kurie yra toks orientacinis tik tai dydis, kalbant apie echoskopiją irgi turiu pasakyti, ką galima pamatyti ir ko ne. Kalbant apie kepenų suriebėjimą, echoskopiškai kepenų suriebėjimas matomas tada, kada bent 25% tų kepenų yra suriebėjusių. Bet jeigu yra mažesnio laipsnio suriebėjimas, echoskopiškai gali ir nesimatyti. Šeimos gydytojai jie paprastai padaro jiems prieinamus tyrimus, kepenų fermentus, kūno masės indeksą, padaro pilvo organų echoskopiją ir yra tam tikri irgi gan paprasti rodikliai. Vienas iš jų yra toks FIB4, fibrozė 4. Atkreipiam dėmesį į tai, kad fibrozė turi tos 4 laipsnius ir ten yra toks labai labai paprastas neintervencinis rodiklis, ką klinikinėme darbe galime labai lengvai pritaikyti. Tai yra 4 parametrai. Yra ALT, AST, reiškia 2 kepenų fermentai, trombocitų skaičius ir ligonio amžius. Ir užtenka turėti tuos rodiklius ir prieigą prie interneto. Ir suvedi tos skaičiukus ir gauni FIB4 rezultatą. Ir ką jisai parodo? Jeigu jis yra mažiau negu 1,3, tikimybė, kad bus išreikšta fibrozė, yra labai 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 nedidelė. Ir tada, jeigu yra tik tai kepenų suriebėjimas, jeigu tas, reiškia, kepenų fermentai yra normalūs arba jie labai ten kokį nedaugiau kaip 1,5 karto virš normos ir jie būna ir tokių normalių periodų metų bėgyje, tuomet tiesiog reikėtų sveikiau gyventi ir kažkokius 2-3 metus pasitikrinti. Bet jeigu yra intensyvesnis kepenų uždegimas arba jeigu yra daugiau rizikos faktorių, tai be abejo tas patikras reikia atlikti dažniau, kokį kartą per metus, kepenų fermentus gal ir dar dažniau pasitikrinti. Čia labai priklauso nuo situacijos. Labai yra svarbu tai, kad jeigu tas FIB4 yra daugiau negu 2,67, tai jau yra didelė tokia rizika, kad tai gali būti labiau išreikšta fibrozė ir čia jau turėtų būti patikslinimas ir kitais tyrimo metodais, kaip, pavyzdžiui, atliekant elastografiją, kas irgi yra toks neintervencinis tyrimo būdas, kuriuo neįtin tiksliai, bet galima taip orientaciniai pasakyti, kokio laipsnio yra fibrozė. Ir labai atkreipiant dėmesį, kaip jau minėjau, kad jau F2 fibrozė yra tokia kliniškai reikšminga, o jeigu yra F3 fibrozė, tai būtina pasitikrinti 1 kartą per metus, o jeigu yra cirozė, tai pasitikrinti 2 kartus per metus, bet F3, F4 fibrozė jau paprastai būna tokia gastroenterologų priežiūroje. Vėlgi, jeigu dėl vienų ar kitų priežasčių yra kepenų cirozė, į tai reikia atkreipti dėmesį, bet nereikia savo pasirašyti mirties nuosprendžio, nes jeigu gyvenimo būdas yra sveikas ir
ir yra įvairios ir gydymo priemonės, tai tą procesą didžia dalimi atveju galima stabilizuoti ir jeigu kepenų cirozė yra kompensuota, tai žmonės irgi yra ir gyvena, ir sportuoja, ir džiaugiasi tuo gyvenimu. Tai Nes pacientai dažnai išsikasta jau tos diagnozės kepenų cirozė ir tada jau yra galvojama, kodėl aš čia jau pavėlavau ir toksai netgi savęs kaltinimas, ar ne. Bet aš tikiu, kad yra dar tų priemonių, kuriam galima dar palengvinti tą gyvenimą jau su ta diagnoze kepenų cirozė, ar ne? be abejo, neabejotinai. O kalbant apie kažkokį medikamentinį gydymą, galbūt kažkokius hepatoprotektorius, kuriuos išskirtumėt, gal juos taip pat ir mityboje galima rasti, ar ne, ir turėti omenyje, kad galbūt šitą maistą daugiau antioksidantų, galbūt gal yra priemonės, kurias galima papildomai vartoti šalia tos gyvensenos. Kalbant apie suriebėjusių kepenų ligų gydymą medikamentinėmis priemonėmis, tai noriu atkreipti dėmesį, kalbam apie suriebėjusių kepenų ligą. Tai pakol kas nėra nei vieno vaisto, kuris būtų kaip tiesioginė indikacija suriebėjusiai kepenų ligai gydyti. Ir kai man pacientai klausia manęs, tai visgi kokią tabletę pavartoti, kad tos kepenys neriebėtų, tai aš jam atsakau, kad nėra tokios tabletės, nėra tokio peilio, kuriuo tu nugramdytum tos riebalus nuo kepenų. Kai jau jie mažėja bendrai organizme, jų perteklius mažėja bendrai organizme ir tuo pačiu mažėja ir kepenyse esantis riebalų perteklius. Tai gydymas šiuo atveju yra labai toks holistinis, visa apimantis. Todėl tie gydymo metodai, kurie palengvina antro tipo cukrinio diabeto eigą, kurie mažina lipidų apykaitos perteklių, kurie tvarko kraujospūdį, ypač tie, kurie veikia lipidų ir angliavandenių apykaitą teigiamą linkme, tie medikamentai jie teigiamai veikia ir kepenų suriebėjimą. O yra ir tokios, taip vadinamos, nespecifinės priemonės, kurios tiesiog stabilizuoja kepenų ląsteles, tai tokie hepatoprotektoriai vadinami kepenis apsaugantis, tai yra visiems labai gerai žinomi silimarino preparatai, tai yra toks augalas, margalapis margainis, jisai 1000 metų yra vartojamas medicinoje ir tikrai yra be galo daug mokslinių tyrimų, kad stabilizuoja hepatocitus. Taip pat, pavyzdžiui, kad ir cholinas, jo yra ir maisto produktuose, beje įrodyta, kad jeigu cholino trūksta, jau vien tai gali sąlygoti kepenų suriebėjimą, tai yra labai vėlgi svarbi ta visavertė mityba, bet jeigu dėl vienų ar kitų priežasčių jos negalima, žmogus negali pasiekti 100% tos visavertės mitybos, tai vėlgi ją papildyti kokiais tai cholino preparatais būtų tikslinga, nes cholinas jisai įeina ir į fosfolipidų sudėtį, o fosfolipidai tai jie yra tokia pagrindinė ląstelių membranų. Tarsi statybinė medžiaga. Tokia kaip ir statybinė medžiaga. Taip pat įvairūs augalai, tiesiog augalai fitoterapija irgi yra pilna mokslinių straipsnių ir mokslinių duomenų, kad jie veikia todėl, kad augalai jie turi daug antioksidacinių savybių, mažina oksidacinį stresą. Jie imuninę sistemą teigiamai veikia. Ir matot, jie veikia ne tik kepenis, jie veikia bendrai organizmą, bet tam tikrai augalai jie veikia labai teigiamai ir kepenis. Tai jų irgi yra įvairiausių, ten yra ir artišokas, ir kiaulpienių šaknis, ir ciberžolė, ir aloe vera, ir labai daug įvairių augalų. Tai iš esmės, jeigu tai yra uždegiminė liga, ar net tie antioksidantai turėtų kaip ir tą uždegimą truputėlį, prislopinti, ar ne? Taip, taip sakyčiau, kad tai yra labai gera papildanti priemonė, bet nereikia visų kortų sudėti vien į ją, nes vien
ir aš savo praktikoje tą lygiai stebiu, kad jeigu yra mažinamas ir svoris, tai kepenų fermentai mažėja, gerėja žmogaus savijauta, tikrai tai yra teigiami poslinkiai ir tie hepatoprotektoriai, jie prie to prisideda. Tai ar galima daryti tokią išvadą, kad ta auksinė taisyklė iš tikrųjų nėra tos auksinės tabletės, kuri padėtų ir išspręstų visas problemas? Tai pirmiausia, jeigu taip žiūrovas galėtų išsinešti žinutę, tai pirmiausia yra svorio kontrolė, mityba, fizinis aktyvumas ar ne ypatingai svarbus. Ta savikontrolė, kad mes tas raudonas vėliavėlės galėtumėm uždegti, ar ne, jeigu mes turim antsvorį, jeigu galbūt hipertenzija, antro tipo diabetas, galbūt cholesterolis, ar ne tas ypatingai blogasis cholesterolis ir trigliceridai, tai jau sąlygoja, ar ne, tai, kad galime įtarti tą kepenų suriebėjimą. Ir šalia, pastiprinant tai, galima rinktis kažkokius augalinius preparatus, ar ne, kaip ir jūs minėjote, tos hepatoprotektorius, kurie, papildytų tą visą išbaigtą gydymą. Jūs labai gražiai apibendrinote ir baigdama norėčiau vėlgi, remdamasi savo praktiką, pasakyti, kiek kalbuosi su pacientais, kad viena vertus tai yra labai lengvai gydoma liga, nes labai daug priklauso nuo pačio žmogaus. Suprantat? Tai nėra priklausoma nuo, tai tos priemonės, jos dauguma jų ne vaistinėje, bet žmogaus motivacijoje. Ir kita vertus, tai yra pats ir sunkiausias gydymo būdas, nes atsakomybė tada visa perkeliama nuo vaistų į patį žmogų. Jis tampa atsakingas už savo sveikatą. Taip. Ačiū Jums labai už pokalbį. Ačiū.